Labutis, esu Justina Vasilevičiūtė ir šiandien noriu pakalbėti su jumis apie traukos dėsnį ir angelus. Prieš keletą dienų viena draugė paklausė mane, sako, tu čia vis apie angelus kalbėjai, o kaip tavo traukos dėsnis? Ir aš jai sakau, taigi čia nėra jokio skirtumo. Ir paskui pagalvojau, kad na taip, tiems iš jūsų, kurie jau mokėtės pas mane traukos dėsnio magijos programoje arba traukos dėsnio ir pinigų programose, tai tikiu, kad irgi atrodo labai akivaizdu, kaip susijęs traukos dėsnis ir angelai, bet jeigu jūs neseniai atsiradot mano orbitoje ir tai, apie ką aš kalbu, jums yra labiau nauja, tai gali atrodyti, kad nėra čia tokios tiesioginės sąsajos. Ir gal ne taip paprastai vienu sakiniu ir išeina paaiškinti. Tai aš tiesiog šiandien įrašinėju savo versiją, kaip mano akimis susiję yra traukos dėsnis ir angelai. Ir dar noriu pasakyti, kad jeigu jūs esate kažkas iš tų žmonių, kurie šiuo metu nenori nieko žinoti apie angelus ir jums įdomu tiesiog traukos dėsnis, tai galiu nuraminti, kad maždaug rugpjūčio mėnesį, tai yra jau kitą mėnesį, aš sugrįšiu prie ir daugiau pakalbėsiu apie traukos dėsnį, vien tik tai apie jį ir šiek tiek mažiau apie angelus, na bet kol kas, kadangi Liepos mėnesį vyksta toks angelų slaptas vakarėlis, apie kurį aš irgi papasakosiu jums įrašo pabaigoje, tai vis papasakosiu daugiau apie angelus, apie tai, kaip aš juos suprantu, kaip aš juos jaučiu ir kaip aš dirbu su jais ir kaip jie man padeda. Matot, šiandien labai giliai noriu filmuotis su manim, už manęs tai nėra vilkas, kažkas man pasakojo, sako, pamačiau, kad fone kažkur aplink tave bėgioja vilkas, norėjau paskambinti, kad gelbėtumeisi, paskui sako, supratau, kad čia tikriausiai tavo šuo, tai irgi šiandien noriu dalyvauti tam įraše. Taigi, traukos dėsnis ir angelai. Tai traukos dėsnio apibrėžimas sako, kad panašus traukia panašų. Tai yra, jeigu mes norim turėti kažką naujo savo gyvenime, ko iki šiol neturėjom, tai mes turim visų pirma įsivardinti, kad aš šito noriu, tada įsivaizduoti, kad tai jau atėjo, įsivaizduoti, kaip bus, kai aš tai turėsiu ir tada leisi, kad tai ateitų. Tai jeigu, pavyzdžiui, aš niekada iki šiol dar neturėjau naujo džipo, bet labai noriu jų turėti, tai aš tiesiog įsivaizduoju, vizualizuoju, kaip aš jausiuos, kai aš tą naują džipą vairuosiu, koks bus jausmas, kai galėsiu bet kur nuvažiuoti, kur tik tai noriu, kaip bus gera turėti tą mašiną savo vardu, prisiklijuoju visur paveiksliukų savo namuose, kad jie man primintų, kad tas džipas artėja prie manęs ir tada jisai atsiranda ir realybėje. Ne? Tai toks yra mechanizmas. Ir dar vienas labai svarbus principas, kuris labai greit pasirodo dirbant su traukos dėsniu, tai yra, kad kai prašom, visada yra duodama. Ir net yra knyga tokia išleista, prašykite ir jums bus duota. Ir šita idėja yra tokia, man asmeniškai buvo labai radikali, kai aš ją išgirdau, dėl to, kad jis sako, kad nėra jokio trūkumo šitam pasaulyje, kad viskas, ko mes prašom, yra mums duodama, tik tai galbūt mes turim kažkiek patys pasikeisti, pereiti į tą būseną, kur mes tikim, kad galim tai turėti, nes mes daugelis esam įpratę gyventi trūkume, kad kažko nėra pakankamai, kad mes negalim to turėti, arba mes esam nepakankamai geri, mes kiekvienas turim savo asmeninę istoriją, dėl ko būtent aš negaliu to turėti, apie tai kitame įraše pakalbėsiu, čia irgi didelė tema, bet žodžiu, trūkumas yra dažnas dalykas mūsų gyvenime ir mes esam tiesiog prie jo pripratę, bet traukos dėsnis kalba apie tai, kad nėra niekur trūkumo, yra tik tai gausa ir jeigu mes turim kažkur trūkumą, tai tiesiog dėl to, kad mes turim įsitikinimą, kad kažko yra trūkumas ir dėl to mes neįsileidžiam to į savo gyvenimą. Ir kadangi, kai prašom, visada yra duodama, bet kartais mums yra sunku patikėti, kad tai tikrai gali įvykti, kad tai yra tikrai įmanoma, mes nematom kelių, kaip tai gali ateiti. Ir čia visur, visose tose situacijose gali ir nori mums padėti angelai, dėl to, kad angelai, arba galima kitaip juos vadinti visatos energija, šaltinio energija, dievų, dieviška energija. Tai yra tiesiog mylinti, palaikanti energija, kuri visą laiką nori mums padėti, visą laiką bando mus pasiekti, bet jie negali mums padėti, jeigu mes neduosim jiem leidimo. Dėl to, kad angelai žavisi mumis, jie žiūri į mus kaip didingas, galingas būtybės, kokios mes ir esam. Ir jie tiesiog nesikiša, nes jie galvoja, kad jeigu mes jau neprašom pagalbos, tai reiškia, kad mes norim patirti patys, ką reiškia gauti kažką, ko mes norėjom, stengtis dėl kažko ir matyti, kaip tai ateina arba neateina, nes visa tai yra patirtis. Tai dėl to, kad angelai negali pažeisti laisvos valios principo, mes turim prašyti angelų pagalbos
Ir tada jie padės mums, nes jie neturi savo kažkokio įsivaizdavimo, kuo mes turėtumėm būti ar ką mes turėtumėm daryti. Jie tik ieško būdų, kaip gali mums padėti, priminti, kad mes esam saugus, kad esam saugomi, kad jų pagalba visada yra šalia ir viskas, ką mums reikia daryti, tai tik tai paprašyti. Tai dėl to aš labai aktyviai naudoju angelus, kuo toliau, tuo labiau, kai dirbu su naujais dalykais, kuriuos noriu pritraukti, visada pasitelkiu angelų pagalbą, kad ne tik pati darau žingsnius ir artėju link kažko, ko noriu, bet taip pat ir pasitelkiu dangišką pagalbą ir aš taip pat noriu, kad ir jūs ją turėtumėt ir patirtumėt. Jeigu jau ilgą laiką esat pažįstami su angelais, tad prisijunkit prie mano organizuojamo angelų vakarėlio, kuris vyksta visą Liepą, kad galėtumėte tą ryšį sustiprinti. O jeigu dar niekada iki šiol negalvojat apie tai, kad angelai gali būti kažkas konkretaus, kas galėtų padėti, kad tai yra tiesiog abstrakti idėja, apie ką aš irgi ilgai galvojau, nelabai suvokdavau, kas yra tai angelai ir kaip galima juos pasitelkti. Tai jeigu norit išbandyti, patirti, pradėti ugdyti tą ryšį su angelais, nes jam taip pat reikia laiko, jeigu iki šiol niekada su jais nebendraudavo, tai labai kviečiu prisijungti. Šiuo momentu, man atrodo, yra 243 žmonės prisijungę gauti savo asmeniškai ištrauktą angelų kortą visam Liepos mėnesiui. Tikrai nesitikėjau, kad jūsų bus tiek daug. Kažkas manęs klausė, sako, tai tu vien dabar kortas tik trauki, nieko daugiau ir neveiki. Tai jaučiuosi tikrai panašiai ir jūs jau galbūt nespėsit užsiregistruoti visiems Liepos sekmadieniams gauti tas kortas, bet jeigu užsiregistruosit ir vėliau, Liepos viduryje arba link pabaigos, tai galbūt dar spėsit gauti vieną kortą arba dvi ir galbūt tai bus viskas, ko jums reikės ir to jums užteks, o galbūt norėsit eiti toliau ir vystyti savo ryšį su angelais daugiau. Tada aš kviečiu jūs būti atviriems idėjai, kad angelai yra tiesiog būtybės, kurios nori mums padėti. Būtinai užsiregistruokit, ieškokit nuorodos po šito įrašu. Susitikim uždaroje būtent šitam skirtoje, angelams skirtoje Facebooko grupėje. O bet kuriuo atveju žinokit, kad angelai jūs myli, gyvenimas jūs myli, pasaulis jūs myli ir iki susitikimo kitą penktadienį mano naujienlaiškyje, kur bus dar daugiau ir dar kitaip apie angelus. Iki.